LK 220. Tai turim 651 variklį ir jam padarėm dar vieną tepimo vožtuvo konversiją. Susukom originalų varžtą vietoj tepimo vožtuvo ir dabar perprogramuojam variklio kompą, kad nemestų klaidų. Ir viskas, variklis gyvens daug ilgiau. Taip, 221 ir klientas prašė atgal atstatyti į originalų skydelį. Čia yra padarytas AMG skydelis. Tai vat galim pasižiūrėti, kokius duomenis čia rodo. Nerodo tepalo temperatūros, kadangi yra jo gedimas. Rodo timerį ir įkrovos lygį. Taip pat rodo, kokia yra pavara. Aišku, važiuojant čia pagrindė tai rodo. Bet tokie dalykai. Jeigu kažkam įdomu, galima įjungti jūsų ESU irgi AMG skydelį. O dabar darysim atvirkštinį variantą. Tai atstatinėsim į originalų. Ir atstatytas jau skydelis atgal į originalą. Tai klientas, manau, bus patenkintas. GL-as 166 3 litrai dizelis. Turim problemą, kad paspaudus gazo dugną pradeda mašina trūkčioti. Kartais būna gerai, bet kartais važiuojant ramiau, kai sūkiai yra mažesni, pradeda mašina trūkčiot, kosėt ir ko tik tai nedaryti. Dažniausiai išvažiuojant iš vietos. Tai dabar kaip ir važiuojant normaliai, bet pradeda trūkčioti. Tai važiuoju pasijungęs kompą su gyvais parametrais ir žiūrėsim, kogi čia ta mašina nori. Nu va taip ir gaunasi. Degalinės aikštelė, rašau failą į C-škę, bandau vis testuojasi skirtingus failus, nepamenu su kurio normaliai važiavo šitą mašiną, tai be važiuojant padangų, įsidėjau padangas naujas, nusipirkau ir tuo pačiu važiuoju testuojasi C-škę. Na va, stoviu vidurių laukų praktiškai. Kliento GL-as, praeitą kadrą rodžiau, kaip buvo problemėlių su trūkčiojimu. Tai visgi problema buvo atgalinio slėgio daviklyje. Jisai netgi šiek tiek yra atsiskyręs nuo savo korpuso. Tai pakeičiau. Ir dabar stoviu, darysim priverstinę DPF regeneraciją. Yra šiek tiek daugokai užsikimšęs DPF-as pats, tai pravalysim priverstiniu būdu ir važiuosiu dar kartą pasitikrinsiu, ar viskas tvarkoje su mašina. Tai ką, grįžau, regeneracija padaryta. Kaip matom, yra 0% užsikimšimas ir manau, kad paleidžiam automobilį pas klientą. Taip, turim ML 104 ir žmogus atvažiavo iš kito miesto. Šie dabar pasivaikščioti, darom programos originalios atstatymą varikliui ir darysim DPF EGR programavimą. Kadangi yra įtarimas, jog blogai padaryta programa, kuro sąnaudos labai didelės po DPF išdaužimo, tai manau reikės sutvarkyti programiškai, kad nebūtų šitų dalykų. Taigi variklio programa yra sutvarkyta. Dabar važiuojam, darom pavarų dėžės adaptaciją, kadangi testuojant automobilį šiek tiek nepatiko man pavaros perjungimas iš 2 į 3, toks kaip praslydimas būdavo. Dabar jau adaptuoju iš 3 į 4, iš 2 į 3 pavaros persijungimas pasitaisė. Tai važiuoju, padarysiu pilną adaptaciją ir galima klientui atiduoti automobilį. Taip, turim 104 ML. Atkeliavo su tokia problemėlė, kad nebuvo klaidų, dėl ko automobilis nevažiuoja normaliai. Tai atstatėm į originalią programą ir, kaip matom, išlindo. EGR dabar aš atjungiau, išlindo turbinos slėgio reguliatoriaus klaida ir atgalinio slėgio išmetimo sistemoje klaida. Tai reiškia, kad bus praktiškai 2 remontai. Tai pirmas remontas tai turbinos slėgio reguliatoriaus keitimo ir reikės dar peržiūrėti, ar daviklis
blogai rodo, ar iš tikrųjų pačios turbinos geometrija yra nebegera. Tai žiūrėsim, pasijungsim dabar kitą kompą, išsiprogramuosim ko nereikia, tai geras DPF-as ir žiūrėsim. Na va, CLK 209 ir turim radinių biurą. Tai neveikia airbagas, neveikia mygtukai vairo. Tai prasiardžiau šiek tiek, žiūriu, kad šiandien prikonstruota biški yra. Uždėtos varžas ant airbago laidų. Pasižiūrėsim giliau vėliau biški. Galbūt dar kažką tai rasim, bet manau, kad reikia atstatyti airbago funkciją. Greičiausiai keisim dar ir ryte. Tai va tokie dalykai. Na vat, praėjo kelias minutės ir reikalai sutvarkyti, laidai sulituoti, pakeisti galiukai, kurie buvo per arti nukirpti. Ir turėtų užveikti airbagas. Ir pakeisim vairo ryte. Viską sumontuosim atgal ir žiūrėsim, ar veikia vairo mygtukai. Tai ką, klaidų nebėra. Matom, vairo mygtukai irgi veikia. Viskas tvarkoja. Remontas pavyko. Na ką, nusikėlėm E-klasę ir sėdu dabar į vidų. Pasižiūrėsim, kokios yra problemos. Tai su E-klasė viskas paprastai. Neveikia ESP blokas. Prasitrinsiu klaidas, dar kartą nuskaitysiu, kad įsitikint pilnai, bet tiesiog į ryšį neišeina ESP blokas ir, nežinau, pažiūrėsim. Lyg ir saugikliai gali būti, bet jeigu nesaugikliai, tai užveikia radiją. Tai greičiausiai pats ESP blokas. Taip, turim 204 ir atkeliavo vakar naktį su traliuku. Automobilį paliko savininkas ir nesiveda automobilis. Tai panašu, kad jau iš pirmo degimo įjungimo matau, kad nesuveikia žvakių relė. Tai žiūrėsim, arba variklio kompas negauna energijos, arba greičiausiai, kad pats variklio kompas ir mirė. Taip, turim 207 E-klasės kupė ir matom, yra krūva klaidelių. Jau pasidariau diagnostiką, tai iš airbagų kompo yra klaidos dėl kapoto šovinių, pėsčiųjų susidūrimo daviklių ir dėl vairuotojo diržo sutraukėjo. Tai pasižiūrėsim, manau, kad programiškai padarysim šitos dalykus. Taip pat yra, matau, ESP ir ABS klaidos, tai galinis dešinys ABS daviklis. Manau, kad ir jį sutvarkysim. Tai vat tokie dalykai nusimato šiandien su darbeliais. Pasijungiau jau kompą, pradžiai programiniai dalykai, o po to jau lysim prie ABS daviklio turbūt. Ką, gražus rytas, šiek tiek vėjuotas, bet netrukdo mums tai dirbti lauke. Garažas užimtas, tai yra šiek tiek tokių darbų, kurias galima ir lauke pasidaryti. Matom, yra ESP valdymo blokai. Šitas ir šitas iš esmės yra identiški. Čia porą skaičiukų skiriasi, bet iš esmės kodas yra visiškai tas pats. Tiesiog šitas yra šiek tiek naujesnis. Šitas blokas parašyta, kad yra netoks. Problema, kad keitė priekinį SAM bloką ir pakeitus SAM bloką neveikia daug visokių funkcijų. Turiu įtarimą, kad keičiant SAM bloką, čia yra pliusinis laidas. Jį atsukus, čia stovintis ESP blokas, jos sulietus ESP blokas miršta. Tai gauna trumpą jungimą, be saugiklio, be nieko ir gali privesti prie tokių dalykų. Įsitikinti, kad tikrai taip ir buvo, dedam šitą
bloką iš šroto ir pažiūrėsim, ar dingsta ESP klaidos. Taip, blokas jau sumontuotas. Bandom užsikurti automobilį. Taip, turim vieną tik tai ESP klaidą, bet manau, kad ją pašalinsim susukus vairo į abi pusės. Šiaip vairas pakankamai lengvas dabar. Pabandysim pasijungti dar kompą, pasižiūrėsim, bet jau vairas yra lengvesnis, tai jau yra gerai. Taip, turim 204 C klasę, atvažiavo jinai ant raliuko, bet nesikūrė automobilis. Tai, kaip girdite, automobilis jau yra užkurtas, problemėlė buvo realiai. Tai pakeičiau tiesiog vieną rėlę ir viskas, užsikūrė. Na va, grįžom į 209 CLK 55 MG. Automobilis iš Amerikos, buvo keletą problemėlių, tai neveikė skidelis. Skidelį sutvarkėm, kažkas tai buvo bandęs perrašinėti EPROM čipą ir kažką tai ne to surašė ir neveikė ekranas. Dabar viskas veikia, rodo kūro sąnaudas ir taip toliau. Taip pat neveikia prieš tai pečiuko ventiliatorius, visa šita panelė neveikia. Dabar, kaip matom, veikia. Buvo padarytas keitimas šito modulio. Viskas užveikia ir viskas su tuo tvarkoj. Dabar yra vienas niuansas likęs, tai neatsidaro stogas. Stogas neatsidaro, nes gale yra sulaužyta užuolaida, kuri turi būti uždaryta bagažinės skyriuje. Dėja, aš tom neužsiimsiu, tenais labiau mechaniko reikalas ardyti ir keisti tas detalės. Tai, manau, visą tai pakeitus turėtų viskas ten užveikti tvarkingai, nes ten dėl vieno jungiklio skundžiasi. Tai ta visa užuolaida yra išlaužyta tiesiog ir neužsifiksuoja. Tai vat, dar nusiskaitau klaidas, jeigu nėra kažko tai kriminalinio, manau, automobilį paleisim. Atvažiavo su tokia problemėlė, kad tiesiog vieną rytą žmogui rida, matom, ant skidelio yra tokia, tiesiog pati atsisuko, o realiai turėtų būti va tokia. Tai reikės visą šitą dalyką sutvarkyti, atstatyti į tikrą ridą ir tiek. Čia nėra kažkoks labai kosminis darbas, tai tiesiog tą ir padarysim. Na ir viskas, šiek tiek kelios minutės praėjo ir darbas padarytas, atstatyta rida ir automobilį jau gali pasiimti klientas. Išvažiuoja Rolandas su savo mašina, sutvarkėm reikaliukus, daugiau pamatysit pas jį kanale. Taip, turim 204 ir atkeliavo jisai pats, atvažiavo, bet yra daug problemų. Pavyzdžiui, bandant jungti posūkį nieks nevyksta, tai problema yra su priekiniu sambloku, jisai buvo užpiltas. Bandysim nusiskaityti, jeigu pavyks jį. Jeigu ne, teks tada bandyti rankiniu būdu viską sutvarkyti. Tai sambloką kitą turiu, jeigu ką, bandysiu aš jį perrašyti ir pritaikyti šitam modeliui. Tai jau turbūt, kaip supratot, iš užrašo ant stiklo, vairo užraktas pasidavė. Kiekvieną žiemą, praktiškai netgi ir karštom vasaros dienom, būna šitos problemos, tokie kaip tarpas metuose, kai šitie komponentai šitose C-škėse, E-klasėse, EQP, GLK tiesiog miršta. Kaip tai galima nustatyti, kad jau sunkiai darinėjasi pats vairo užraktas.
Tai jeigu jau girdite tokį sunkesnį vairo užrakto darbą, tai turėkite omeny, kad neužilgo jau gali būti problemų su juo. Dabar padarysim vairo užrakto emuliatorių ir problemos šitai C klasiai nebebus. Tai kimbame darbus. Taigi, programavimo procesas baigtas. Pabandysim užvesti automobilį. Jau matom, degimas įsijungia, tai jau gerai. Ir automobilis užsivedė. Dar užvedus automobilį, toksai, dabar pastebėjau, yra šioks toks susipurtimas ir ne visai tolygus variklio darbas. Tai panašu, kad kažkas tai ir su purkštukais negerai. Bet čia jau tolimesni remontai. Tai svarbiausia, automobilis užsivedė dabar ir gali toliau važiuoti. Taip, kupė ir jam jau esu padaręs pavarų dėžės adaptaciją. Taip pat reikia padaryti gazo reakcijos korekciją, neveikia viena lemputė ir kažkas su airbagais. Tai bandysim tvarkyti ir turėtų viskas čia būti tvarkoj. Taigi grįžtam prie kupė ir buvo pakeista korneringo lemputė. Kas nežino, tai tuose žibintuose yra tenais kampe dar viena H7 lemputė, kuri pasukus vairą užsidega į posūkį. Tai jinai išmetė klaidą, kadangi perdegus lemputė buvo, tai lemputę pakeičiau. Suprogramuota yra dešiniai pusėje sėdynės reikalai, kad nemestų airbagų. Padarytas gazo reakcijos korekcija ir pavarų dėžės adaptacija. Tai šito automobiliu kaip ir tiek. Taip, jau pakankamai greitai temsta, tai dirbam ir laukia. Nereikia kai kuriems darbams varytis automobilį į vidų. Tai turim Vituką 14 metų ir problemėlę su AdBlue. Tai programiškai patvarkysim šitą reikalą ir pastoviai veikia ventiliatorius. Pasitikrinau, elektra ateina, kas turėtų. Pats ventiliatorius kaip ir reguliuojasi. Panašu, kad bus kažkas tai su kondicionieriaus greičiausiai slėgio davikliu. Tai reikės dar susižiūrėti. Pradžioje AdBlue susitvarkom ir eisim tada prie ventiliatoriaus problemų. Taip, kaip matom, atvažiavo su traliuku 212. Problema tokia, kad keitė pavarų dėžę. Čia jau yra naujesnis immobilizerio variantas, tai FBS4. Ir automobilis dabar nevažiuoja. Tai turim kitą pavarų dėžę ant žemės, ją nusiskaitysiu ir bandysim perkelti duomenis į kitą dėžę. Ok, turim jau E-klasę viduje, pasikėliau ant keltuvo ir reikės tiesiogiai jungtis prie pavarų dėžės ir reikės tiesiogiai jungtis prie DSM bloko. Perprogramuosim ir turėtų viskas čia užveikti. Taip, šiuo metu vyksta programavimas pavarų dėžės. E-klasė kaba, tiesiai prie dėžės esu prisijungęs. Kaip jau rodžiau, yra atvežta originali dėžė, nuo kurios nusiskaičiau visą informaciją. Tai dabar suprogramuosim patį pavarų dėžės kompą. Ir po to dar yra jau paruoštas kabeliukas į selektorių. Selektorių irgi suprogramuosim. Tai kam aktualu, nežinau, ar daug kas daro tokius dalykus. Grinai immobilizerio visą sistemą nuklonuoti šitom pavarų dėžėm, tai turbūt nelabai daug kas sugeba. Tai pas mane, jeigu ką, galima tai pasidaryti. Taip pat yra galimybė išsisaugoti jūsų pavarų dėžės, selektoriaus ir variklio kompo immobilizerio duomenis, kad jeigu netyčia jūsų automobiliui užlinktų kažkoks tai blokas, būtų kažkoks tai atsarginis duomenų šaltinis. Bet yra irgi viena gera naujiena, kad pavarų dėžės ir selektoriai dabar galima naudotus netgi pririšti be
išsaugotų duomenų. Tai yra naudota pavarų dėžė, jau galima pririšti ir be senų duomenų, net nereikia klonuoti. Tai vat, tokios vat geros naujienos. Tęsim toliau darbus. Nu ką, viskas. Jau E-klasė ant žemės, viskas veikia, selektorius veikia, pavarų dėžė pririšta, tai laukiam tralo, atvažiuos, pasiims ir veš į servisą, kad surinkti iki galo automobilį, visus kardanus ir taip toliau. Ateinam prie CLS 219 ir atstatinėjom tokią situaciją, kuri buvo padaryta. Buvo pajungtas Androidas, bet buvo pajungtas jisai per papildomą laidyną, kuris tenais šviečia. Ne visos kolonėlės groja, netinka žmogui toksai dalykas, tai pajungsim viską per optinį adapterį ir turėtų viskas užveikti. Viskas išvažiuoja E-klasė, sutvarkiam, važiuoja dėtis kardaną. Grįžtam prie CLS-o. Turiu išsiardęs jau magnetolą, bandysim padaryti kaip priklauso. Buvo pajungta per tokį laidą prie magnetolas į stiprintuvą ir bandysim jungti per optinį adapterį, kad veiktų originalus stiprintuvas. Tai bandysim įgyvendinti. Taip, jau yra sumontuota Android magnetola. Daug čia reikalų buvo iš tikrųjų, reikėjo ir laidus perdarinėti, ir pavyzdžiui GPS anteną turim čionais, tai jinai buvo išlaužytas netgi kištukas jos, tai pakeičiau GPS anteną. Taip pat įstatyta yra išorinė radijos antena. Kas statėtės Androidus, žinot, kad prastokai traukia. Na, čia irgi nestebuklai, bet visgi geriau negu su originalu. Pajungtas optinis prietaisas, kuris emuliuoja signalą, lyg būtų pati magnetola originali. Ir tokiu būdu veikia garsas. Tai matom, radija groja. Tokie dalykai. Prieš tai, kur montavo šitą radiją, nesugebėjo padaryti, kad veiktų nuo optikos viskas. Tai pusdienis pasikrapštėm, viską atstatėm kaip priklauso, prikarpytus laidus ir viskas veikia. Vat tokį busą turim, atvažiavo dėl traukos ir vat kaip matom tokios vat girliandos skydelėje, tai pasijungsim, pasižiūrėsim, kas per bėdos. Taigi, vyksta Sprinterio variklio programos atstatymas į originalę. Kaip matėte, mirksėjo variklio čekas, tai su programa ne viskas tvarkoja. Perrašysim į originalę, viską sutvarkysim, kas priklauso ir vėl ištrinsim tai, ko nereikia. Tai tokie vat dalykai. Dėl ABS-o klaidų, tai čia priekinis kairys ABS-o daviklis. Dėja, taip greitai aš jo negausiu, vietoje neturiu, tai čia jau leisiu po to pasireikšti kitiem meistram. Atsistato programa ir einu traukti variklio kompą, nešiu ant stalo. Taip, turim čia tokią betvarkėlę. 204 universalas, turim ESP klaidą ir turim su turbina problemų, tiksliau su elektrinė dalim. Elektrinę dalį jau pakeitėm, dabar liko pakeisti po sėdynę esantį kėbulo padėties daviklį. Tik tai yra niuansų, kaip matom, čia biškį reikia dar apsitvarkyti, tai todėl užsidėjau guminės pirštinės. Tai turiu tokį prašymą klientam, jeigu jau vežat mašiną pas mane, tai ne tik kūrą užpilkit, bet ir būtų labai gerai, kad aptvarkytumėt šiek tiek mašinas, nes yra tikimybė, kad gali reikėti lysti ar po sėdynėm ir taip toliau. Taip, bandysim šiek tiek apsitvarkyti, pasiimsiu siurblį, prasisiurbsiu. Bet liūdnai čia atrodo viskas. Esmė yra šitoj vietoj daviklis kėbulo padėties, jį reikia pakeisti. Kad jį pakeisti, reikia kilimo pakelti.
norėtųsi neapsirgti čia nais kom nors, tai bent jau kažkiek prasiurpsiu. Nu, dar prieš ardant pagalvojau, kad būtų gerai, kad nebūtų vandens čia nais. Tai jo, vandens yra, jisai vis dar varva iš kilimėlių. Čia vat yra daviklis, kurį reikia pakeisti. Bet panašu, kad jį pakeisti reikės dar ir vandenį čia nais sutvarkyti. Manau, kad nešiu drėgmės surinkėją, statysiu į saloną ir bandysim rinkti drėgmę. Nu ir kaip čia, per naktį, ar išdžiūvo kažkas tai ar ne? O, matau, vandens jau mažiau. Žiūrim kilimai dar drėgni biški. Bet drėgmės sugerėjęs tikrai neblogai dirba. Ir vat kažkiek tai matom yra drėgmės, bet manau, kad turbūt reikės dar palikti biški, tegu pageria iki vakaro drėgmę. Ir turbūt, nežinau, gal netgi ir per savaitgalį reikia palikti, kad viską čia ištrauktų, nes tikrai čia nais taip važinėti, tai tik tai pūdymas mašinos. Nu, jau matom, kad dugnas yra pažeistos konkrečiai. Nu, žiūrėsim, kas čia gausis. Manau, kad viskas turėtų būti neblogai. Na ir viskas, pagaliau Murzius, be jokių klaidų, ESP klaidos dingo, variklio čekas dingo ir visos lempos netgi dega. Tai pakeičiau 4 lemputės, turbinos elektrinę dalį ir, kaip matėm, po sėdynę ESP daviklį. Taip pat, čia išmetė stabdžio susidėvėjimo klaidą. Taip pat buvo pakeistas priekinis SAM blokas, patvarkyti laidai, pritaikytas pats blokas, kad tiktų šitam automobiliui, suprogramuota ir viskas. Automobilis paruoštas, na, turbūt jau tik tai pirmadienį žmogus atsiims, nes jau penktadienio vakaras ir aš išeinu savaitgaliauti. Esu kelyje atgal namo, buvau nulėkęs su savo parduodama C klasė į tech apžiūrą. Tech apžiūra pavyko, viskas tvarkoj. Ir automobilis buvo praeitas tech apžiūroje anksčiau, ant pusės metų, o tai reiškia, kad automobilis yra parduotas. Naujasis savininkas norėjo, kad automobilis praeitų tech apžiūrą, kadangi automobilis važiuos gyventi į Belgiją. Tai sutvarkėm šiokius tokius dokumentinius reikalus ir automobilis savaitgalį pasiema. Tai turbūt jau kaip ir paskutinis mano prasivažiavimas su juo. Nemažai darbų buvo jam atlikta. Tai priminsiu, kad sparnas pakeistas, perdažytas, žibinto korpusas su stiklu nauji, taip pat blokelis įdėtas, kadangi buvo nuo drėgmės sugedęs, pilnas aptarnavimas, pavarų dėžės, variklio alyvos, filtrai, pakeistas salonas į šviesų gražų ir uždėtos naujas žieminės padangas. Tai automobilį parduodu su keitimu, tai man duoda šiek tiek pigesnį automobilį, dalį mokesčio. Tai kaip dalį įmokos man duoda pigesnį automobilį, kurį pamatysite netrukus. Na, tai va ir tas automobilis, kurį įsikeitėm 205. Tai jeigu kažką tai domina, 3.2 dizelis, 105 kW, turi kosmetinių defektų ir bus pardavime. Kol kas niekas netvarkyta, salonas toksai, Harman Kardonas, didžioji multimedija, Rida 307, nesukinėta, vienose rankose nuo 2017 metų. Puikiai žinau šitą automobilį, nes čia mano draugo automobilis viena buvo ir jį galite įsigyti. Taip, turim va tokį pakritusi nelygioj kovoj draugą. Atvažiavo traliukas, numetė man čia jį prie vartų, tai bandysim bent jau jį užsikurti. Kiek sakė klientas, kad po
ISM bloko keitimo, mašina nuvažiavo iki parduotuvės ir viskas, nebegrįžo. Nors ISM blokas kaip ir junginėjasi, padėtis kaip ir suvaikšto, bet nerodo skydelėje, kokia yra padėtis. Tai žiūrėsim, kažkas čia neaiškaus vyksta su ta mašina. Turim AMG GT 63 kupė, 4 duris ir, kaip matom, keičiu galinius žibintus. Galiniai žibintai buvo sueuropinti jau kažkur tais ir jau spėjo ir būti įskelti. Tai užsakiau naujus originalius, bet pajungus originalų žibintą, matom, mirksi va taip. Tai reikės perdarinėti elektrinės jungtis, kadangi ne viskas čionais tvarkinga. GT103 pabaigtas, tai kaip matom yra nauji žibintai sumontuoti. Dabar jie mirksi taip, prieš tai buvo tiesiog amerikietiški perlietoti, mirksėja paprastai. Nauji, originalūs žibintai sudėti ir viskas, automobilis paruoštas. Išvažiavau prasitestuoti 218 CLS. Buvo kitame mieste programuotas tolimas šviesos, tolimų šviesų asistentas, bet meistram nepavyko, kad jie veiktų. Tai dabar išvažiavau prasitestuoti. Kaip matom, jau ir A raidelė veikia ir tolimų šviesų asistentas pats įsijungia ir išsijungia prasilenkus su kitu automobiliu. Tai smagus dalykai, užveikia sistema. Tiesiog reikėjo iki galo padaryti ir sistema užveikia. Tai ką, senai bematėt mano C klasę, niekur nedingo, iš tikrųjų važinėjom su ją, bet atėjo laikas kažką tai atsinaujinti. Tai, kaip matot, esu plovykloje, apsiplausim putom ir nuvažiuosiu pafotkinsiu. Galbūt kažkam šitas automobilis iš jūsų bus įdomus. Tai spaudžiam putas, užsipurkšim, atsimirkysim purvus. Dabar dažniau automobilis stovi negu važiuoja, kadangi antra mano pusė sėdi namie su vaiku dažniau, bet jau iš tikrųjų yra nupirktas kitas automobilis, jisai keliauja iš Amerikos, bet apie jį šiek tiek vėliau, turbūt tada, kada jau atkeliaus į Lietuvą. Pabandysiu pafilmuoti jo nukrovimą atvežus. Tai kol kas labai daug nepasakosiu dar apie jį, kadangi jisai dar net nepajudėjo iš Amerikos. Kai jau bus laive, galbūt parodysiu. Tai jo, nusiplaunam ir važiuojam fotkintis. Tai kol važiuojam į vietą, kur fotkinsiu mašiną, nors ir oras šiaip savo, bet ką darysi? Padarysim nuotraukas, kokias ir yra. Tai papasakosiu, kas yra šitam automobilyje ir kas jame padaryta. Tai yra, kaip matom, memory funkcija sėdinių. Padaryta irgi taip, kad paspaudi vieną kartą ir sėdinės pačios suvažiuoja, nereikia laikyti mygtuko. Taip pat yra AMG meniu padarytas skydelėje, kaip matom. Taip pat akylesnis žiūrovas gali pasakyti, kad šitas ekranas tikrai nėra originalus. Tai čia sumontuota liečiamas Android monitorius, kur yra bevėlis CarPlay ir Android Auto. Iš salono viskas kaip ir ok, paliekam kilimėlius EVA.
Salonas viskas pilnai tvarkinga, apart vairuotojo sėdynės yra persiūlė išyręs. Salonas, na, čia visų šitų yra bėda automobilio. Remonto kaina, na, praktiškai tiesiog pervilkti apatinę dalį sėdynės ir tiek. Tai kiek žiūrėjau, originali sėdynės dalis yra apie 300 eurų. Tai, na, toksai. Galima ir neoriginalą kažką tai apsivilkti, tai čia smulkmena, aš manau. Tai iš salono tiek. Harman kardonas dar yra sumontuotas, nesumontuotas, o jau buvo originaliai. Yra liukas ir taip pat yra šildomas sėdynės. Daugiau kaip, vairas irgi elektra valdomas. Autopilotas, aišku, standartinė komplektacija. Tai turbūt tiek. Iš kažkokių tai priedo. Važiuoju, užsipilu kūro ir varau, pafotkinsiu ir pafilmuosiu iš išorės, kaip atrodo automobilis. Nu, atvažiavom į perikūpą aikštelę, žiūriu, čia daugiau mašinų. Ne perikūpinis variantas, tiesiog savo automobilį keičiam į kitą, didesnį. Tai šiek tiek apie mašiną C300, 2014 metų. 225 kW. Buvo programuotas automobilis iš 185 kW versijos į 225. Viskas visiškai originaliai, su originalia programa. Iš Amerikos buvo atvažiavęs jisai daužtas į priekį, tai priekis sutvarkytas. Praktiškai beveik visos detalės buvo naujas, apart bamperio. Toliau viskas, stabdžiai, galiniai, priekiniai apynaujai, važiuoklės tvarkyti nereikia, galiniai langai tamsinti, 4 varomi, galiniai žibintai irgi buvo nauji dėti, nelituoti. Iš išorės kaip ir tiek, vienintelis dalykas, tai meninio lyginimo reikėtų šitam įlenkimui, nieko čia baisaus, tiesiog nežinau, nuo pirkimo kaip buvo jisai, taip ir yra, taip ir nesutvarkėm jo. Iš išorės tiek, saloną jau šiek tiek aprodžiau, na, gal dar gale parodysiu, tai yra Isofix laikikliai, jeigu kažkam tai aktualu irgi vaiką vežioti. Nenudrožta mašina tikrai ir jos rida dabar jau 93 000. Pirkom su 62 000 kilometrų, tai manau tikrai dar ilgai važiuos. Kas iš techninės pusės, tai aptarnavimai padaryti tiek pavarų dėžiai, tiek reduktoriams, paskirstimo dėžiai. Visiškai nieko nereikia automobiliui daryti. Techniškai, kosmetiškai, kaip matot, yra kažkoks tai gal vienas kitas defektėlis, bet tai tikrai neįtakoja važiavimui. Už automobilį norėsime pakankamai didelės sumos pagal Lietuvos rinkos kainas. Tai kažkas tai orientacinė kaina apie 15 000, bet į visą šitą įeina bus naujai aptarnautas vėlgi tiek variklis, tiek pavarų dėžė. Padarytos adaptacijos, 2 komplektai ratų su slėgio davikliais. Ratai čia yra žeminiai, praktiškai 2 sezonus važiuotas žeminės padangos, bet labai minimaliai buvo naudota Michelinai padangos. Pridėsiu kamputyje nuotrauką, kaip atrodo su vasariniais ratais. Irgi apynaujos padangos. Nežinau, vaizdo registratorių irgi paliekam turbūt, nedemontuosiu. Tai tiesiog visiškai pilnai paruoštas automobilis naudojimui. Sėdat, važiuojat ir be jokių galvosūkių galite jį naudoti. Tiesa, automobilis atvažiavo iš Majamio, iš Floridos kraštų, ten visiškai nėra jokių druskų, tai be rūdelės automobilis ir taip pat atvažiavus buvo padarytas kraunantikorozinis visoms ertmėms, dugnui ir taip toliau. Na, norint galima būtų jį ir pasikartoti, bet čia jau turbūt naujam savininkui spręsti. Tai tiek, pasidarau nuotraukas ir lekiu namo.
212 atkeliavo su problemėlė, kad degė čekas. Išprogramavom siurbimo sklendės, EGR, ir buvo užsikimšęs dar DPF-as. Tai pradėjau daryti DPF regeneraciją priverstinę. Temperatūra pakankamai greitai užkylo, viskas kaip ir pagal planą, tai važiuosim, praregeneruosim ir turėtų būti viskas tvarkoje. Na ką, lavonėlis užkurtas, jau įvažiavo pats į kiemą pas mane, bet yra keletas problemėlių. Lipam į vidų ir parodysiu. Tai vat, tokios problemėlės, kad nors automobilis yra užkurtas, bet skydelis prietaisų nieko nefiksuoja. Fiksuoja tik tai, kad įjungtas degimas. Jokių duomenų daugiau nerodo. Reikės panašu, kad keisti skydelį. Kažkas jam šiandien netinka ir nepatinka. Automobilis stovėjo pusę metų, tai galbūt kažkas atidrėko ir taip toliau. Ok, bandom tada žiūrėtis, kas šiandien dar negerai su juo ir pranešiu. Na ką, visus sveikinu su naujaisiais metais, o aš tęsiu darbus. Tai atsirakinam 213, jam yra problemėlė su AdBlue, tai ją išspręsim, taip pat reikės padaryti AMG meniu. Tai ką, su AdBlue 0 žinučių, viskas tvarkoj, AdBlue sistema yra sutvarkyta. Dabar ką padarysim, tai AMG meniu įjungsim. Na va, ir turim jau AMG skydelį. Viskas kaip ir tvarkoj, viskas pagal planą. Stovėjo savaitės, aiškiai, sniegė prie minuso. Manau, kad benzinas parodys savo privalumus žiemą. Tai bandom kurti. Taip, speedometras veikia. Viskas kaip ir tvarkoj. Kaip niekur nieko. Viskas tvarkoja. Išvažiuoja klientas, paliko 212 ir jam darysim vieną iš tokių dalykų, kuris erzina kai kurios 276 variklių savininkus. Tai pavarų dėžė smūgiuoja. Nors su jie dažniausiai viskas būna tvarkoj, bet dėl programinės versijos klaidų yra perpilamas kai kurios sankabos ir tada pakeitus programinę versiją dažniausiai viskas susitvarka. Tai jau yra pajungtas kompas, perrašinėjom softą ir žiūrim, kas darosi. 5 diena kovos su sniegu. Valausi ir gatvę, kad klientai galėtų privažiuoti, ir kiemą išsivalyti reikia. Tai 5 diena iš eilės kapstamės. Parašykite ir jūs komentaruose, kaip sekasi jums kovoti su sniegu. O šiandien šitą seriją jau baigėsi ir ačiū, kad žiūrite. Parašyti komentaruose, ką dar norėtumėte pamatyti mano serijose. Taip pat paspauskit laiką, sekite kanalą ir iki susitikimo kitose serijose. Thank you.